Sveiki! Papasakosiu apie avansinį pelno mokestį. Tai avansinį pelno mokestį moka įmonės, kurių pajamos praeitais metais viršijo 300 000 eurų ir jeigu įmonė dirba pelningai. Tai yra, jeigu pavyzdžiui 24 metais įmonės pajamos viršijo 300 000 eurų, 25 metais rugsėjo mėnesį įmonė jau turės mokėti avansinį pelno mokestį už trečią ketvirtį 25 metų ir gruodžio mėnesį už ketvirtą ketvirtį 25 metų. Mokestis skaičiuojamas pagal praėjusių metų pelno mokesčio sumą, tai yra išskaidant į 4 lygias sumas, arba pagal numatomą pelną einamaisiais metais. Tai yra, kiek jūs planuojat uždirbti pelno einamaisiais metais. Mokestis mokamas iki ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos. Tai yra, už pirmą ketvirtį mokate iki kovo 15, už antrą iki birželio 15, už trečią iki rugsėjo 15 ir už ketvirtą iki gruodžio 15. Kai įmonės pasirenka skaičiuoti pagal praėjusių metų pelno mokestį, už pirmą, antrą ketvirtį skaičiuojama pagal užpraeitų metų pelno mokestį. Tai yra, jeigu dabar mokate avansinį pelno mokestį 25 metų už pirmą, antrą ketvirtį, duomenys imami iš 23 metų pelno mokesčio. Ir kai mokate už 25 metų trečią, ketvirtą ketvirtį, skaičiuojamas ta suma yra iš 24 metų pelno mokesčio. Jeigu pasirenkama skaičiuoti pagal numatomą pelno mokesčio sumą, avansinis pelno mokestis turi sudaryti ne mažiau negu 80% jūsų metinio pelno mokesčio. Kitu atveju reikės tikslinti avansinio pelno mokesčio deklaracijas ir atitinkamai susimokėti delspinigius, jeigu ta suma bus didesnė metams pasibaigus. Dažniausiai šis būdas pasirenkamas tais atvejais, kai įmonės žino, kad einamaisiais metais bus kur kas mažesnės pajamos ir nenori permokėti avansinio pelno mokesčio, skaičiuojant pagal praeitus metus, arba atvirkščiai, kai įmonė žino, kad labai išaugusios bus pajamos ir nori susimokėti šį mokestį dalimis. Kiekviena įmonė gali pasirinkti metų pradžioje, kokį būdą taiko ir vieną kartą metuose šį būdą gali pakeisti. Labai svarbu paminėti, kad skaičiavimo būdą pakeisti galima tik iki rugsėjo 15 dienos su deklaracijos pateikimo diena. Šis mokestis padeda VMI užtikrinti tolygesnį mokesčių surinkimą per metus ir sumokėtas avansinis pelno mokestis susidengia sumokėtina suma metų pabaigoje, kai yra pateikiama pelno mokesčio deklaracija už praeitus metus. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu 25 metais sumokėjote avansinio pelno mokesčio 10 000, metų pabaigoje apskaičiavote metinį pelno mokestį 15 000 už 25 metus, tai įmonei liks primokėti tik tais 5 000 už tuos metus. Ačiū, sėkmės darbuose.